Labą dieną. Tiksliau vakaras. Šiandien žvejosime baloj. Ant tailspinnerio, ultralaito. Bandysim pagauti mažų lydekaičių. Arba ešeriuko, pasižiūrėsime. Žvejosime šiandien su brytkelėmis. Pirmas metimas. Žiūrėsim, ar dirba iš vis. Gylio čia labai mažai. Dabar pakilęs šiek tiek vanduo yra. Tai labai įdomu būtų pažiūrėti, kas čia beliko po žiemos. Kai priėjau prie vandens, tai buvo smulkmės, gal mažas raudelės. Vanduo dar ne šilčiausias. Tai nežinau, kaip čia bus. Nežinau, pažiūrėsime. Brysime, tikrai. Šiandieną iš ryto, sakau, tik bandžiau pagauti, tiesiog pamėtyti. Su dideliu sukrė, tai užkibo peiliukas, bet atsikabino. Tai pažiūrėsime, kaip čia bus. O, pirma žuvis. Tiksliau moliuskas. Iš tikrųjų išsigandau, nes ant ultralaito tikrai labai jaučiasi. Čia moliuskai nemenki tokie, sakyčiau, chebra. Ir man klausimas, kaip jisai... O, tu velnias. Jisai, chebra, užkybo su kabliais. Įdomiai. O toks, šiaip sunkus iš tikrųjų. Išmetėm. Iš tikrųjų pagalvoju, kad lydekaitę mažytę pasitvėrė, nes kai kalė, blemba. Atpratę šiaip ant spiningo žvejoti, va. Užvakar atsidariau plūdės sezoną, raudelių čia gaudžiau. Raudelių liko. Tas labai fainiai. Iš tikrųjų. Dabar kol prisiprasiu brysti. Nes gylis nemenkas, blemba, dar pakilęs gerokai vanduo, nežinau kaip čia bus. Tikrai toliau nebrysim. Vėl užmyniu ant moliusko. Jo, mailiukas tikrai šokinėja. Filmuoju su telefonu. Tai žiūrėsim, kaip čia bus dėl kokybės. Ir taip pat dėl mikrofono. Esu naujokas su savo žvejų kolega Danielium. Tai pasižiūrėsim, kaip čia bus. Jau šlampą nepagalvojau ir prisidirbau. Čia pradžioj toks gylis, pirmais įbrysim normaliai, o paskui jau žiūrėsime. Turio yra neblogai iš tikrųjų, ant ultralaito jaučiasi gerai. Ant tailspinnerio. O, labai gerai jaučiasi. Nedidukė, bet prisikalbėjau, va. Jo, tokia apie 400 gramų už pačią lūpos galiuko. Gal atsikabins pati. Iš tikrųjų. Pabandysime jum parodyti. Oi, net 4 nėra. Pati gal atsikabins. Nedidukė. Oi, vanduo dar šaltas. Va tokia, va, nedidukė. Bandysim spiningėlį gražiai uždėti. Paleidžiam jį atgal. O, pabėgo. Gražulytė. Super, ant ultralaito. Čia nuo 1 iki 7 gramų meškerytė. Hokkaido. Rytukė siena. 1000 dydžio Shimano siena. Valiukas 0,6. 0,06 man atrodo. Na, tai jau ultralaitinė. Bet pasitvėrė labai gerai, iš tikrųjų, chebra. Pasijautė gerokai. Pintas valas, čia 6 gijų, man atrodo. 6 gijų, pintas valiukas. Labai, iš tikrųjų, nuotaika pagerėjo. Aš jau buvau nusivylęs, kad, mirė. To žiemas šiais metais labai jau negailestingos, kaip sakant. Pusantro jau buvo, nes čia ir tinklus statydavo šitam tvenkinį, bet nebestato jau, kaip girdžiu, tai
tas bent jau pliusas, nes jau kai nebestatė vienus metus, tai nuo kilograminių iki 1,5 jau. Kilas 100, kilas 2 buvo papuolę. Bet kažkaip paskui pastaruoju metu aprymė buvo labai. Nebuvau 3 žvejybas tuščias, tiesiog prabraidžiadavau viską, bet ar dėl to paukščių gali būti, nes bent jau po žiemos visos žuvis padraskytos gerokai. Gerokai. Va čia kažkur panašiai buvau iš gatvės pusės metęs, tai ten pat irgi buvo tokia panaši pasitvėrus, gal šiek tiek mažesnė. Bandysim čia. Galvau į medį kabinau, bet ne. Čia greitai sukti reikia, nes, sakau, gylis mažas. Ir žvejoju visai be pavadžių, be saktuko. Nes jau čia baigti žuvis gan, tai yra aplamai kažkaip. Arba labai maži saktukai, arba išvis be jų. Nes, kažkaip. Man bent jau taip maloniau žvejoti, masalas geriau juda. Yra aišku ir savų minusų. Todėl, nes, ir valas vyniojas, užsipainėt gali daugiau. Nes vis tiek, jeigu susukrem, tai jau reikia būtinai, bet irgi kažkaip. Dabar žiūrėsime, kaip čia gausis iš tikrųjų. Gylis dar nemažas, tai nemalonu bristi. Bet nieko tokio. Kaip tik einam ir į pagrindinius taškus eisim. Tegu auga ta lydekaitė. O va, čia išsivertė ką tik prie manęs. Dar ešerys. Čia labai stambių ešerių yra, nors ir mažas labai gylis. Bet stambus ešeriai čia. Turiu. Šitą irgi tokia. Mačiau išsivertė ir iš karto. Bet čia visai peiliukas. Bet irgi. Ultralaitas dirba gerai. Ai, atsikabino pati. Dar mažesnė buvo. O biški vos neprisičiūdėjau hebra. Atsikabino. Gal 200 gramų. Mažykė. Bet jos čia paaugusios, nes kai žiemą gelbėjau čia žuvį, laužiau ledą, tai buvo išlindusios visai mažytės. Nebuvo. Buvo viena gal puskilinė ir porą gerų tokio ešerių po pusę kilo čia. Bet taip, tai vien peiliukai buvo sprindžio dydžio, tai gal paaugo. Aš galvoju. O, vėl kibimą turėjau. Turiu. Čia geresnė. Čia geresnė hebra. Čia jau bus nebloga. O, šiandien tai kibimas peiliuko. Nežinau, gal vėl atsikabins. Oi, šitą netgi duoda. Mažykės visai, bet ant ultralaito visai fainiai iš tikrųjų. Tai gal atsikabins, va. Iš vis tas šiandienas, va. Tokios, va, mažytės. Va, prašau. Paleidžiam. Turiu. Va, peiliukas jaučiu, gali būti. Yra. O, hebra, žiūrėk. O. O. Oba, gera. Čia jau gera. Kamyšose netyčia, gal karosą užkabinau. Sunkiai eina. Žiūrim, kas čia per aparatas. Ten į pat nendrės užmečiau. Priešais nosį tikriausiai. Oho. Oho. Oi. Čia gera. Čia labai gera. Čia labai. Tokia ant šitos plonos meškerės. Ir peiliukas.
Tokia iki kilo. Nu gerai, viso, atsikabinsi pati. Jač. Va.